BetSafe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Švyturys ekstra – nealkoholinis. Gyvenimui su daugiau skonio. Sveiki visi, mieli ir mylimi NBA fanai, su jumis laida apie nealkoholinį švyturio alų, tokiuose buteliuose, sporto ir laisvalaikio prekes parduotuvėje sil.lt su kodu 315, artėja kalėdos, argi gali būti geresnė dovana nei šiltos timpos mylimajam ar mylimai. Kviečiu nusipirkti su kodu 315. Ir dar esame apie NBA krepšinį, laidos pavadinimas 3 dublis, aš esu Jovaras Kanas, čia mano kolega Rytis Višniauskas. Sveikas, Ryti. Malonu matyti. Malonu matyti ir tave. Šiandien labai išskirtinai man tavo įvaizdis šiandien patinka. Toksai atrodo... Iš kepurės išlindau. Man labai ir topas patinka. Atrodo kaip nuo Eurobasket 2.0, bet šiaip atrodo kaip futbolo treneris labiau per treniruotę. Gal jo, bet futbolo treneriams aš pavydžiu tuo, kad jie gali rengtis kaip nori. Žinai, krepšinio treneriai net LKL pasvaly turi tą kostiumą viltis. Nes reglamentas, Eurolyga su kaklaraiščiais ten. O Pepas vis dar fantastiškai rengiasi. Jį žmona rengia, jo žmona yra dizainerė, tai ten jam megztukus parenka. Tai toliau fantastiškai atrodo, nes aš jau žinai, prieš 10 metų paskutinį kartą Barceloną treniruojant ir mačiau tiesiog, paskui nebe... Atrodo gerai apsirengė. Nu, aš madoje nieko nesuprantu, bet kiek estetiką suprantu, tai gražiai aprengtas buvo. Pepas, legenda. Megztukus sutraukė. Tikrai labai gražu. Jo, labai fantastika. Balti marškiniai, juodas kaklaraištis ir megztukas yra... Ne, kaklaraiščių ir kostiumų tai jau senokai nenešioja. Ne, jo senas. Nu, bet tokia atsilaisvinęs turėdavo bent jau. Bet dabar ten labiau megztukų žmogus. Labiau megztukų tiesiog, supratau. Maikė balta kažkokia, megztukas ant viršaus. Nu, šiek tiek apmaldų. Bet jisai sakė, kad žmona rengia visą laiką. Tai... Reiks paguglinti, kas ta žmona, kokia ten. Kaip savaitę Ryti tavo? Neblogai atšalo. Atšalo, taip. Man visai patinka. Kaip šuos nuvalė šaligatvį, atskiria kur šaligatvis, kur... Daro savo reikalus ten, kurie papuola. Bet, dar sniego net toks storas sluoksnis, bet jau po truputį yra tas, kad jinai nenori ilgai laukia būti, šalta. Duok Eindhoveną man. Prašau, PSV Eindhoven grįžta į trasą. Šalta, tai turėjai megztuką šunį? Blemba, megztukas didesnė problema su pėdom. Kika, jei norite mus paremti, laisvai, mes vieną kitą gerą sakinį apie jūs pasakysime, nuolaidos kodą 4 kojytės 15 ir Ryčiui atsiųskite tik tais šuniukų jo megztuką. Ne, pėdutėm batukus. Jo, esmė, kad mes kažkokius batukus buvom nupirkę, jai labai jie nepatiko. Tada kilnoja. Reikia pratinti, tai labai jokingai jie ten kilnoja. Žodžiu, jo, aš dabar, kai matau, kad jie pašalo kojas, tiesiog paimu ir pavalau su pirštinėm, tai pašildau sniegą, nukratau ir einam toliau. Tokie reikia. O šiaip iš praėjusios laidos nespėjau pasakyti dalyko svarbaus labai. Taip. Pradėsiu su tuo šiandien, kad, žodžiu, gal tu atsimeni, vaikystėje pirkdavom tokius saldainius lenkiškus. Korsaras būdavo su piratu, geltonas gražės su klaunu. Juodi mėlyni mano favoritai būdavo. Mėlyni su jūreiviu, kainuodavo litą. Kainuodavo litą kioske. Jo, žinok, dar aš esu šiek tiek vyresnis už tave, dar aš atsimenu laikus, kai gal net ir lito, žinok, buvo nesiekdavo, bet taip. Paskui kainuodavo litą kioske. Ir tai buvo geriausi vaikystės saldainiai, nes tuo metu M&M'sai buvo prabangos prekė, kuri kainuodavo virš 3 litų. Ir nelabai galėdavai suleisti spirti M&M'sai. Ir liko prabangos prekė M&M'sai. Linko aš suku. Paneigti tavo teoriją. 2023 metais. Nueinu iki parduotuvę. Marija Žemė, Jėzus Kristus 2023. Korsaras su piratu kainuoja 79 centus. M&M'sų pakelis su akcija, kur 20 gramų daugiau saldainių yra, kainuoja 68 centus.
Rimtai? Mes išgyvenom iki laikų, kai M&M'sai yra pigesni už Corsaro dražė. Negaliu patikėti. Man vaikystėje būtų tai pasakę, aš būčiau tik bepročiškas. Pasakysiu, tu juokauji. Pringles ir M&M's yra neįperkami produktai. Taip. Ir McDonald's. Corsarą ir, traškučius. Taip. Kurioje parduotuvėje čia? Bet čia su nuolaidos. Tai jo McDonald's būtų kokie 8-9 centai tada, ne? Nu, būtų M&M's tai truputį brangiau be nuolaidos, bet vis tiek nedaug brangiau. Ne trigubai brangiau. 20 gramų daugiau yra. Aišku, M&M's yra sunkesnis už Corsarą, nes viduje riešutas. Aha. Korsaras su kokosiniu. Gera pastaba, taip. Įdaru. Tai va. Bet yra M&M'sų ir su riešutu ir be riešutu. Yra, bet man tie be riešutų netikrai. M&M's netikrai. Neturi to M&M'sų tikro vaibo. Ok, supratau. Tai va toks įdomus pastebėjimas, iki ko mes nežinau, ar nusigyvenom, išgyvenom iki ko. Gal iki ko Korsarai kokį lygį pasiekė, gamintojai. Korsarai bedronkų lenkiškų XXL paketuose toliau kainuoja eurus pasivertus ten kokie kem centų. Na, bet tai. Šiaip jokinga priminai. Galėjo suprasti klausytojai ir žiūrovai šiaip mūsų kelių metų pokalbį čia, bet šiaip žmonės gal nežino, kad Rytis yra tiesiog Lenkijos fanas numeris 1, man atrodo, kiek aš esu su juo bendravęs ir kalbėjęs ir kiek mūsų bendras draugas Manvydas Poškus tavim kalba per kokius nors protmūšius, panašiai, kiek yra aukštinama tiesiog Lenkija, kokį įspūdį yra palikusi po keletos apsilankimų, kainų prasme. Ten klestėt galima. Tiesiog atvažiavus galima klestėt. Supranti. Ok, klestės ir trigubas dublis, nes pradėsime apie NBA dalykų šnekėti. Šią savaitę aš Ryčio paprašiau truputį pagalvoti apie NBA lentelės viršuje ir apačioje esančių komandų perspektyvas. Tai yra iš tų, kurios yra top 4 rytuose ir vakaruose, kam ten yra didžiausias potencialas kristi. Ten yra ir akivaizdžių kandidatų, žiūrėsime, ar mūsų Ryčių mintis sutapo. Ir iš abiejose konferencijose komandų esančių žemiau 10 vietos, kas turi daugiausia potencialo kilti į viršų. Gal aš vis tik atsikimšiu, nes jaučiu, kad burnai žius, o vandens nieks nedavė, tai... Šūvis į tavo daržą, Justinai. Tai teks. Čia sėdėjom, tik tais pizdėlinom, o, kaip sakant, savo pareigų ir neatlikom. Vandens ant stalo neatsirado. Vandens ant stalo kažkaip neatsirado. Užsiemės. Parūkyti suradai laiko tikriausiai, ar ne? Sveikiau, sakais. Na gerai. Čin. Švyturys. Nealkoholinis. Gerai, Ryti, pradėkime nuo rytų konferencijos. Čia pirmas ketvirtukas yra Boston Celtics, Orlando Magic, Milwaukee Bucks ir Philadelphia 76ers. Ir aš labai savo širdyje ir norėdamas kurti gerą produktą, norėjau pasakyti, kad daugiausia šansų kristi žemyn turi Milwaukee Bucks ekipa. Iš to ketvirtuko į apačią, bet, tikriausiai tai bus Orlando Magic. Tu sugalvoji pirmą teiginį, paskui bandėjai sugalvoti argumentų. Jo, taip, aš labai norėjau tiesiog, Milwaukee'is mane erzina, kur dabar yra, tai yra mes jau kalbėjom praėjusią savaitę, kad ne ten, kur mes tikėtumės ir aš norėjau rasti argumentų, kodėl šita komanda ir kris. Šiek tiek radau, nesikartojant apie tai, apie ką mes praėjusią savaitę jau šnekėjom, Milwaukee'is yra, man atrodo, 13 pergalių, 4 ar 5 pralaimėjimus turinti ekipa. 13-6. Aš pasižiūrėjau, kiek tų pergalių jie susirinko iš ekipų, kurios šiuo metu yra viršuje savo konferencijose, viršutinės ketverios. Tai tik tais Philadelphia 76ers pirmosios sezono rungtynės ten 1 taškų nurungė ir Dallas Mavericks iš ketvirtuko vakarų konferencijos yra laimėję. Visos kitos jų pergalės yra iš komandos, iškovotos prieš komandos, kurios yra žemiau negu ketvirtukai. Daug ten ypatingai visiškai šiukšlių NBA lygos. Taip kad nieko gero per daug nėra nuveikęs Milwaukee'is, bet visgi vienai per kitaip tai yra Janio ir Damiano Lillardo komanda, o ketvirtuke esantis Orlando Magic taip neįkvėpė, tokių superžvaigždžių neturi. Vis tiek Milwaukee reikia, kad Krisas Middletonas būtų sveikesnis ir prieinamesnis, nes jų rotacija nėra tokia jau gili. Bando Adrianas Griffinas tikrai stumti ir pasitikėti visais boutčiampais ir panašiais atletais, kurie pas juos sudaro suolą. Bet ne visi iš jų dar atrodo labai stipriai pasiruošę prisidėti prie pergalių.
vis tiek patenka į situacijas dažnai, kai reikia comebackinti rungtynėse, jie padarė kol kas didžiausią comebacką šio sezono, 26 taškų skirtumą panaikino namie žaisdami su Portlandu, bet tikrai dar Čia daug pasako, kad jiems reikėjo 26 taškų skirtumą su Portlandu namuose naikinti. Nerodo gero žaidimo, ar, sakykime, taip geriausio, kokio galėtum tikėtis iš tokios komandos, bet kad jie vis tiek bus rytų konferencijos ketvirtė, tai aš tuo nebejoju, tik prieš sezoną būčiau įsitikinęs, kad jie tikrai bus antri reguliariame sezone, dabar net nebūčiau garantuotas, kad jie tikrai bus antri, manau, kad jiems teks dar paprakaituoti dėl tos pozicijos, Bostonas atrodo šiek tiek per geras, kad nelaimėtų reguliariojo sezono rytuose. Orlando nusileidimas atrodo toks savaime suprantamas dalykas, bet aš galvočiau, kad jie neturėtų leistis dramatiškai žemai. Tikrai taip, nes nėra kas čia labiau juos paims. Aš galvočiau galbūt iki 6 vietos, blogiausia atveju iki play-ino 7 vietos, bet šiaip, New Yorko Knicks, tu gali tikėtis, kad jie gali kilt. Clevelando Cavaliers turėtų būti geresni, nei yra su 10-9 rezultatu. Miami Heat, jie nebūtinai reguliariajame sezone kažkur labai gerai finišuoja, bet irgi gali turbūt kilt kažkiek. Tai Orlandas, aš sakyčiau, iš antros pozicijos per 2-3 laiptelius, per 4 galbūt leisis, bet jie viską labai gerai daro, jie žaidžia gerą komandinį krepšinį, neturėdami vieno ryškaus lyderio, nėra pas juos išsiskiriančio žaidėjo, kuris labai dominuotų su kamoliu, kuris išsiskirtų rezultatyviais perdimais arba taškais, ne vienas žaidėjas nerenka 20 taškų vidurkio. Francas Wagneris. Bankero nerenka, Bankero 19,8. Tai jie su Wagneriu yra, aišku, pagrindinės dvi figūros, bet šalia yra Kaulas Anthony, 15 taškų vidurkis, yra Jalenas Saksas ir gynybos ir puolimo žaidėjas. Ten Jalenas Saksas tokia siela komandos yra pasidariusi. Jų vietinis Markusas Smartas. Jie gerai sprendžia situaciją iškritus Vendeliui Carteriui, kuris turėtų būti jų kaip ir pagrindinis centras, bet be Vendelio Carterio žaidžia Moricas Wagneris kyla į centro poziciją, yra vienas geriausių 6 žaidėjų lygoje šiuo metu. Goga Bitadze gauna solidžių minučių ir nenuvilia tikrai, ir komanda yra jauna, nėra nei vienos dar žvaigždės, nei vieno žaidėjo ten su milžinišku kontraktu, kuris būtų aukščiau trenerio, aukščiau komandos draugų, ir manau, kad tai jam leidžia turėti neblogą ir gynybą ir tokį krepšinį žais pakankamai komandišką, solidų. Jie su Pacers yra iš tų jaunesnių komandų dvi įdomiausios rytų konferencijai. Ir tokios įdomios veidrodinės. Viena yra, viskas yra puolimas, kita yra didžioji dalis dalykų gynyba. Nors Orlandas dabar berods yra 15, aš esu užsirašęs pagal puolimo reitingą, leiskit pasakysiu, 17. Tai yra įdomu dėl to, kad Orlandas nebuvo aukščiau 20 vietos pagal puolimą paskutinius 10 berods metų. Tai neišėjo pulti niekada, dabar ir 17 vieta jiems yra ryškus pasiekimas. Aš prieš sezoną... Ir visą tai be Markelio Fulso, svarbiausia be abejo komandų žaidėjų. Tikrai, jau su juo tai būtų pirmi Bostoną padėtų į pavėsį, bet prieš sezoną aš galvojau, kad jie vis tiek jau praėjusiais metais tu matei tą potencialą, gerą medžiagą ir galvojau, kad tai yra komanda, kuri gali į playoffus išėti rytų konferencijai. Tikrai neprognozavau jiem ir dabar neprognozuoju net namų aikštės pranašumo buvimo ketvirtį, bet 13-5 labai gera pradžia. Malonu, kad yra tokių augančių komandų, kurios gal per 3-4 metus pavirsi kažką galingo. Mes turim ir vakaruose labai gerą pavyzdį su Oklahoma, tai Orlandas yra galbūt rytų Oklahoma, vadinkim taip. Ne geografiškai, ne miestus lygino, o būtent krepšinio komandos. Ok, ir rytuose žemai esanti komanda su galimybė pakilti aukščiau, tai yra žemiau 10 vietos esanti. Irgi norėjausi kažkuo gudresniu būti, bet ten bandai pritemti Šarlotę, net atsiprašau už tą žodį, bet tada dar Lamelo Bolas iškrito 3-4 savaitėm. Žaidėjas, kurį ten komandos draugai superžvaigždė vadina, kas man yra sakinys vertas pasodinimo ant suolo iš esmės, bet nepaneigsi, kad vienas komandos lyderių. Tai jam iškritus Bulls ten yra krachas, vidinės dramos ir dar net tai, kas buvo kažkiek tos komandos stiprybė paskutinius keletą metų, nors išlikstų siaubinga žiūrėti, bet kažkaip jie ten atsigindavo ir to dabar nėra, skaičiai to nerodo, Bulls yra 22 tik tais pagal gynybos reitingą. Mes tiesiog laukiam, kol jie sprogdins komandą. Laukiam to. Tai sunku čia prognozuoti jų rezultatus, gerų rezultatų pagerėjimą, kai tu visų pirma iš jų tikiesi nepergaliu, lauki
kurią dieną atsikelsi ir perskaitysi, kad Artūras Karnišovas išstumdė žetonus. Tai. O aš be abejogi kas naktis laukiau, nerimauju dėl Artūro Karnišovo, pačio Artūro Karnišovo likimo. Su tą mintim ir kelias su tą mintim. Taip. Tai aš pasirinkau Toronto Raptors, tik tais, nes natūralus pasirinkimas, ko gero komanda turint daugiausiai talento, be abejo, čia irgi sunku prognozuoti, nes to pačiu yra komanda, apie kurią jau keletą metų išnekama, kad jos sparnai, Audžia Anunoby ir Paskalis Siakamas gali iškeliauti kitur ir tada, aišku, jeigu jie iškeliavo kitur ir jie gražos gavo, kaip jie, manau, tikėtųsi ne kažkokius patyrusius žaidėjus, o šaukimus ir galbūt perspektyvus jaunus žaidėjus, tai komandai kilti kažkur labai į viršų, nei norėtųsi, nei būtų daug šansų tikriausiai, bet su dabartinė sudėtimi matau Torontą kylantį aukščiau 11 vietos ir tiesiog norėjau pasakyti, kad, žingsniukas, kurio tikėjomės iš Scottie Barneso praėjusiais galbūt metais, šiais metais lygtais yra ženklis. Yra iš esmės karjeros sezonas pagal visus skaičius, atkovotus kamuolius, rezultatyvius perdavimus, pelnomus taškus, bet svarbiausia, man atrodo, ir toks skaudžiausias dalykas buvo Scottie Barnesui, buvo tritaškių pataikymas ir išmetamų tritaškių skaičius. Tai va čia yra įdomiausia, kad išsimeta po 5 ir meta jos 38% taiklumu, ryškiai geriausi karjeros skaičiai ir svarbiausias žingsnis į priekį iš Scottie Barneso pusės, taip pat ir baudų meta daugiausiai karjeroje ir pataikojas irgi visai neblogai. Tai čia sunku būtų sugalvoti kažką kito, tiesiog galų gale ir tai, kad jiem norint kilt, reikėtų aplenkti Brooklyną, galbūt Atlantą, galbūt Indianą, galbūt Clevelandą, jeigu ir toliau taip striks, tai ne viena iš tų komandų netrodo nepastumiama, nepajudinama. Kaip tik sakyčiau, kad Torontas yra panašaus lygio, panašaus kalibro, visai neblogai ten juda kaip pagrindinis žaidėjas Denisas Šrioderis, sukuria ir tokių gražių epizodų ir patogiai jaučiasi, vis tiek Lakers jam teko susipaprastinti ir pristaikyti prie vaidmens. Čia jis kažkiek gal daugiau jaučiasi kaip tais laikais Atlantoje, kai augo iš ten 6 žaidėjo į starto 5 pagrindinį žaidėją, tai nebloga komanda, apsistačius, jaunas treneris, serbas, treniruoja, kas visai įdomu. Rajakovič, man atrodo. Palauk, patikrinsiu jo pavardę, dar tiek stipriai man jinai neįsikirto, bet... Bet jis buvo Niko Narso asistentu. Jis buvo štabe, tik nežinau, ar Narso dabar reiktų tikrinti. Darko Rajakovičius, ar jis ne Memphis dirbo? Patikrink šitą informaciją, bet faktas, kad tai yra tikras serbas, ne koks nors ten serbų kilmės amerikietis. Jo, Memphis, atsiprašau. Memphis dirbo, jo. Tai va, tai nebūtų čia stebuklas, jeigu jie kokį Brooklyną aplenktų. Paprasčiausiai ir dabar turi 9-10, Brooklynas turi 9-9, tai didelio skirtumo nėra, o kitos komandos tiesiog akivaizdžiai per silpnos ir akivaizdžiai per mažai suinteresuotos rinkti pergalės. Vašingtonas, Detroitas, Šarlotė, apie Čikagą irgi kalbėjom, kad ten yra tokia specifinė situacija, tarsi ta sudėtis būtų tokia, kad galėtų žaisti ir play-offuose, ir bent jau play-inė, bet nemanau, kad tai dabar yra jų galvose, jie ten tvarko vidinius reikalus ir tiek. Geras pastebėjimas vieno fano buvo, kad tos pačios 4 komandos 21 ir 22 metais buvo NBA lygos dugne. Rockets, Magic, Pistons ir Thunder. Abiais metais buvo šūdniausios lygos komandos. Magic ir Thunder yra antrose vietose savo konferencijoje, Rockets dėl playoffų žaidžia, o Detroito Pistons vis dar yra šūdas. Detroito kaip miestas ten nusivažiavo, tas Motor City, taip atrodo, ir komanda. Detroit skaudžiai palaujo, aš nepasakėm, Orlando Magic 8 pergalės šeilės, o Detroito Pistons yra 15, jeigu aš neklystu. 16, atsiprašau, pralaimėjimų šėlės. Tiesa, San Antonijus turi 13. Tai... Detroitas kažkada turėjo 2 dinastijas. Vieną su Isaiah Thomasu, su Joe Dumarsu, su Denisu Rodmanu, ten Billu Lambyru, kitą sukūrė su treneriu Larry Brownu, su Chauncey Billupsu, Ripu Hamiltonu, Wallace'ais, tai Šonu Princu. Bet dabar jau ilgą laiką yra nyki komanda, neįdomi komanda. Ir sakyčiau, kad ne tik paskutinius porą metų. Ir praėjo ten jų projektėliai ten su Blake'u Griffinu. Su Čeliais Vilanu. Su Blake'u Griffinu vienas sezonas buvo bet fainas. Bet vis tiek buvo jokinga, kai nemotyvuota žvaigždė išsimainė ir jis žaidė pas juos. Bet Blake'as gerai žaidė, kaip tik... Jis mėtė trajekus tiesiog ten. Tai jis jam nebeleido jokinga buvo žiūrėti tą jo žaidimą toj komandai. Tai tiesiog Detroitas kokius... iš akies taip 18-17 metų yra neįdomi organizacija.
Gal per daug pasakiau, gal 15-16. Nu, ten su LeBronu 2-7. 2-5 dar finale žaidė. Po to dar 2 sezonus buvo ta pati sudėtis konkurencinga ir paskui jau prasidėjo ten. Iversonas buvo užklydęs ten trumpam netgi. Buvo grįžęs. Kadaise. Grįžęs, prašau, užklydęs. Gerai, žemai esanti vakarų komanda, kuri turi daugiausiai šansų kilti į viršų. Čia irgi ganėtinai aiškiai, man atrodo, aš norėjau pritemti, kad Memphis Grizzlies grįžęs Ja Morantui turi šansų tą padaryti, bet ko gero reikia pripažinti, kad daugiausiai kažką padaryti vis tiek turi šansų Los Angeles Clippers ekipa. Jie net privalo čia, net. Privalo, jiems reikia. Jie privalo, jie turi įrodinėti, jie pagerino žaidimą pastaruoju metu ir Hardenas pagerino formą ir tie stebekai kažkiek jau pradėjo veikti ir judesiai staigesni, bet vis dar, sakyčiau, to negana. Žaidė back-to-backą, nugalėjo Kingsus, kurie patys buvo po back-to-backo. Šiąnakt patys antras išėlės rungtynės žaisdami, nors visi žaidė, niekas nesitaupė, pralaimėjo Golden State'ų be Chriso Paulo ir Andrew Wigginso. Iš principo mes matom, kad Danielio Taiso paėmimas atrodė gal netokia reikšminga detalė, bet jis keisdamas Zubacą leidžia jam išlaikyti tą lanko saugojimą neblogo lygio ir žaidžia kaip antras centras labai gerai. Jis iš esmės daro tai, ko jiem turėtų duoti Masonas Plumlee, kuris tiesiog negali žaisti. Tai vokietis pritapo visai gerai, keisdamas Zubacą, atlieka savo darbą ir nežinau, gal ir nesustipimas, kad su jo atėjimu irgi komandos rezultatai pagerėjo, pagaliau atsirado šiek tiek pergalių, bet aš sakyčiau taip, Clipperiai turi kilti, jie gali aplenkti Houstoną, bent kokį Pelikanus ir taip toliau, gali būti play-inė, gal net ir play-offuose pagal sudėti. Iš tų likusių komandų man įdomiau gal pagalvoti, kas galėtų pakilti ir jeigu Memphis, kad ir kaip norėčiau, sunkiai darosi tikėtina, kad gali, net ir Ja Morantui sugrįžus, Ja Morantas grįž ir komanda turės, nežinau, 6 pergalės, 19 pralaimėjimų, būtų labai jau sudėtinga įsibėgėti taip ir laimėti išlikusių 57 rungtynių, ten kokias 40. Bet, tarkim, Portlandas, jų sudėtis nėra bloga, grįž dar Anthony Simonsas ir čia priklauso nuo to, ar jie patys nori laimėti. Ar organizacija siekia to, nes realiai jeigu jie to siekia, tai tu turi gynėjų rotaciją su Malcolmu Brogdonu, Anthony Simonsu, Scootu Hendersonu, Jeremy Grantas stumdosi per pozicijas, tu turi priekinį liniją DeAndre Aytoną, tai visai nebloga sudėtis šiaip, tokia, kur gali tikrai pasiekti maždaug bent jau tiek, kiek pasiekė, tarkim, Utah's Jazz praėjusį sezoną. Bet jeigu jie to nesuinteresuoti, tai gal ten ir bus naujienų pastoviai, kad kažkuris žaidėjas jau nusėmė nuo rungtynių, nuo sezono. Jeremy Grantas šiaip yra nutaikę taikiklius visi kontenderiai. Tas pats Brogdonas žaidžia ir gerai žaisdamas turbūt laiko savo vertę ir gali būti išmainytas kažkurio metu. Žinom, kad jie turi dar neaktyvų nežaidžiantį Robertą Williamsą netgi savo komplektacijai. Bet teoriškai jie galėtų iš esmės susirinkti pergalių, nes tos pačios rungtynės su Milwaukee, kurie pasidarė 26 taškų pliusą ir tik tai ketvirtam kėlinykai užkišo Bucksai baudos aikštelę, sustojo, tai matėsi ten ir jų talentas, ir kaip jie išeina į greitas atakas, ir jie ten metė 3 taškus 2 kėlinius gerokai virš savo procentų, bet vis tiek turi jie tų žaidėjų pataikančių, tai jeigu toks Portlandas žaistų rytų konferencijų, tai sakyčiau, kad jie galėtų būti ten 5-6 net komanda. Tai, kad vakaruose... čia per drąsiai, aš galvoju, bet... bet ar tikrai Portlando sudėtis tavo atrodo prastesnė, tarkim, už Atlantos arba Clevelando, ar labai daug ten... atrodo, nes kol kas tai nėra aiškios superžvaigždės. Ar ne? Vis tiek to, kad tu gali sakyti, ką nori apie Trae Youngą ir jo indėlį į puolimą, bet vis tiek geresnis žaidėjas. Orlandai irgi nėra superžvaigždės. Bet bendrai tokia filosofija ir žaidimas. Aš nesakau, kad būtinai, bet jeigu mes lygintume jaunas komandas ir Portlando talentas prieš pastatytas Orlandas puikų unikumas, gal ten, žinai, Paulas Banchero, atsiprašau, yra arčiausiai to tikriausiai, bet kaip tu ir minėjai, žaidžia komandinį krepšinį, tokiam Portland'e matyt gal ir mestų, lygiai taip pat kaip Jeremy Grantas po 20 kelis taškus, ar ne, jau tikrai.
Bet nepamiršk, sakau, jie be Anthony Simonsų žaidžia. Nu taip, bet man Dejounte Murray ir Trae Youngas yra geresni žaidėjai už tai, ką turi Portlandas. Evanas Mobley, Darius Garlandas ir Donovanas Mitchellas irgi, ko gero, yra geresni žaidėjai už tai, ką turi Portlandas. Nu tai man tiesiog atrodo, kad jo, būtų gal daugiau šansų turėtų, bet kad tas komandos rungtų nebūtinai. Sakau, tik tai greičiausiai jiem nelabai reikia to. Jo, tas gali būti ir kaip ir kalbėjome, tai tuos veteranus tikrai yra nusitaikę kontenderiai visokie, tiek Malcolmą Brogdoną, tiek Jeremy Grantą. Man ne kažką yra, aišku, traumos kamavo, mes žinom ir mes esame šnekėję, bet reikia pasakyti, kad Skutas Andersonas dar tikriausiai labai gerų rungtynių net nėra sužaidęs. Bet man padėjo, jis grįžo rungtynėse su Milwaukee į rotaciją nuo suolo, išėjo pirmoje atakoje, prieš jį gynasi Lillardas. Lillardas greičiausiai prieš rungtynės pažiūrėjęs į popieriaus lapą pamatė, kad Skutas meta 3.8% taiklumu. Tai Skutas driblinguoja prie tritaškio linijos, Lillardas stovi rankas pasidėjęs taip pat ant šlaunų ir net neplanuoja rankos iškelt. Ir Skutas paleidžia tą tritaškį pataiko ir jis pirmoje pusėje sugebėjo susimesti 3 iš 3 tritaškius, kai jo metimo visiškai varžovai negerbė. Bet po to, kai reikėjo taškų ketvirtam kėliny, jam kaip ir visiems kitiem krepšys užsirišo, bet esmė ta, kad... Bet man tai nepatinka. Jis nėra toks, manau, klišas, kaip galbūt skaičiai įrodo šiuo metu. Aš irgi ne, bet kaip tik ir prieš tą patį Damianą Lillardą ar panašiai, gerbiamas Skutai, kiek esu susipažinęs su tavo darbais G lygos Ignite ir panašiai, žmogaus esminė savybė yra aštrumas, prasiveržimas po krepšių, atletiškumas ir panašiai. Ir tu prieš Damianą Lillardą tu išnaudok savo stipriasias savybės, jo, tu nesi 8% metantis 3 žmogus, bet tikriausiai nesi ir 40% metantis. Bet jeigu prieš jį gynasi atsitraukęs per 3 metrus. Žinai, išnaudoja atletiški žaidėjai ir tą ištraukimą kaip įsibėgėjimo taką. Po krepšių Brukas Lopesas, o tave Deimas dengia atsitraukęs. Žiūrėk, situacijos specifinės gal aš tvarkoju, bet aš norėčiau... Ketvirtam kėliny žaidė Milwaukee su Bruku, Portisu ir Janiu aikštėj. Tai vienintelis variantas Portlandui buvo... Tai ketvirtam kėlinyje, ne? Ketvirtam kėlinyje. Tai vienintelis variantas buvo mes tritaškius. Okay, bet tai tu sakai, kad ir pirmoje pusėje jis ten 3 susimetė. Jo, bet aš tai džiaugiuosi, kad žaidėjas, jeigu jo metimo negerbė, jis meta. Tai tegul metą pradės. Aš norėčiau jį pamatyti visų pirma darant gerai tuos dalykus, kuriuos jis atsiai turėtų daryti gerai, negu bandant pralaužti tuos metimus, kuriuos... Priešingai, aš galvoju, kad kol jo per 3 metrus nedengia, jis turi mes, kad nepasidarytų naujų Benų Simonsų šitoje lygoje. Tas turi sveikatą lavinti, bet aš galvoju, kad man noris, aš sužiūrėjęs vienas kitas Portland rungtynės ir jisai, mes dar highlightus įsijungs Scoto Hendersono. Ten yra, žinai, triuškinantis mažo gynėjo dėjimai per kitų galą. Tai okay, bet... Aš noriu tą pamatyti. Aš noriu pamatyti jį būnant NBA rungtynėse geru, ten, kur jisai turėtų būti geras. Man tas yra svarbiau negu... Bet tai tu siūlai jam nemest, kai jo nedengia? Aš siūlau verštis prieš Damianą Lillardą. Parodyti tuos skilsus, kuriuos žinau, kad turi. Žinau, jeigu Lillardas jį dengtų, tai gal reiktų verstis. Dabar tai aš tai džiaugiuosi, kad jis meta 3 iš 3 pataikė. Anyway, nesvarbu. Bičas žaidžia su akiniais ir pats dar sakė, kad turi regėjimo problemų ir jam gydytojai liepia žaisti su kontaktiniais lęšiais ir dėl apsaugos dar nešiot akinius. Ir sako, tai dar tie akiniai man visai stilingi ir patinka, tai aš tai žaisiu, bet gal irgi yra dalis priežasties, kodėl jam taip sunku kol kas, kad jeigu jisai ten... Galbūt ir dėl to verškis arčiau krepšio. Komforto. Gerai, pataikė 3 iš 2, šiaip jau meta 8, kol kas 19%. Pasikėlė nuo 8. Pasikėlė nuo 8 iki 19%. Progresuoja žaidėjas. Tai aš kažkaip norėčiau, kad daugiau agresyvumo, išprovokuotos pražangos ir taip pabiškai įeitų į... Jeigu jo karjera klostysis ir jisai demonstruos metimą kaip koks Andre Milleris, tai, žinai, trečius, ketvirtus metus aš jau irgi pradėsiu sakyti, kad tegul jis dar žaidžia kaip Andre Milleris. Bet kol kas aš noriu, kad tas vaikinas mestų. Aš suprantu, bendraja prasme pritariu, bet smulkmeniškai žiūrint į pavienės rungtynes, aš noriu pamatyti bent vienas, kuris tuos savo, kur mes buvo aprašytos ir iš gailaitų matytos stiprybės, aš pamatyčiau bent tas stiprybės. Iki pamatydamas taiklius tritaškus būtų tas man smagu. BetSafe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Švyturys ekstra – nealkoholinis. Gyvenimui su daugiau skonio.
Ryti, ypatinga savaitė laukia mūsų, atėjo NBA taurės ketvirtfinaliai. Pasikalbėkime apie tai. Aš galiu iš karto išspoilinti šią savaitę, jeigu išsirinkti vienas rungtynės žiūrėti, aš mūsų žiūrovams savaitėms rungtynėms esu atrinkęs be abejo lietuvių dvikovą NBA taurės ketvirtfinalyje Sacramento Kings, Naujojo Orleano Pelicans iš pirmadienio į antradienį paryčiais. Kitos poros yra Lakers Suns, Bucks Knicks ir Pacers Celtics. Kurios be lietuvių dvikovos tau įdomiausia atrodo, kurios labiausiai laukia? Lakeriai su Sunsais tikrai turėtų būti įdomu. Ar galvoji, kad bus ekstra intensyvumo rungtynėse? Žiūrėsim, kad žais pas Phoenixą. Lakeriai žais namie. LeBronas motyvuotas šį sezoną kol kas kiekvieną dieną. Tai turėtų būti visai įdomios rungtynės iš rytų. Man gal Bucksai, Knicksai kelia didesnį intrigą, Pacers nors ir talentingi ir netgi namų aikštės pranašumą turi prieš Bostoną, bet klausimas, ar jie taip gynybos neturėdami sugebės prieš komandą, kuri, Boston Celtics iš to, kaip jie žaidė paskutinę grupę etapo dieną, atrodė pakankamai motyvuoti šitam turnyrui. Bukeris šneka apie taškų skirtumus. Jie baudavo likus 2-3 minutėms. Smagu žiūrėti. Tai atrodo, kad motyvacijos turi, tai aš iš vis galvočiau, kad Bostonas turėtų laimėti šitą turnyrą. Visai vykęs eksperimentas. Nuo pusfinalio bus Las Vegase jau viskas, kol kas su namų aikštė. Kingsai, Pelikanai, jo bus įdomu, Pelikanai kol kas šį sezoną 2 kartų žaidė, atrodė labai nepatogi komanda Kingsam dėl savo saizo, dėl skirtai aukštas penketas, ten kai tu pradėjai su Dysonu Danielsu pirmoji pozicijoje, tai dydis yra gana įspūdingas, o Kingsai kaip tik atrodo tokia šiek tiek undersize komanda. Tai, bet dėl namų aikštės aš Sacramentui gal prognozuočiau vis dėlto pergalį, galvoju per trumpą laiką Pelikanam 3 kartų įveikti tą pačią komandą, kuri šiaip jau yra gera komanda, bus labai sunku. Vien jau tai, kaip Kingsai išsitraukė į ketvirtfinalį buvo visai įspūdinga, jų paskutinės grupių rungtynės su Golden State'u, kokia pergalė pasiekta. Jiems ten, žinai, būtų užteko mažiau negu 11 pralošti. Taip, bet vis tiek, jie buvo vienu metu apie minus 20, ne, kažkas tokio. Minus 24 net buvo vienu metu jau. Tai tie gal nežinau apie tą NBA taurę, bus manau visai įdomu. Iš visų 4 rungtynių galbūt taip surikiuot nuo mažiausiai įdomiausių, tai aš rikiuočiau taip. Pacers Celtics apačioj, Bucks Knicks trečioje vietoje, antroje vietoje Lakers Suns ir pirmoje vietoje Kings Pelicans. Ok, tai ir paprognozuokime, šiaip aš linkiu tikrai Bucksam ir Celtics pergalėms vien dėl to, kad pusfinė matyti Bucks Celtics dvikovą, manau, bus smagu. Čia yra ir šiaip jau reguliario sezono rungtynės šitų dviejų komandų būtų įdomios. Aš manau, kad per daug jau yra šnekama apie šitą turnyrą, kad NBA krepšininkai visiškai ignoruotų. Manau, kad kažkiek gerai priklauso nuo jūsų požiūrio taško, ar 2%, ar 15%, ar 50% didesnis intensyvumas, manau, tose jau pusfinaliuose bus, negu jeigu tai būtų įprasta reguliario sezono dvikova. Tai šito laukiu. Iš kitos pusės, Ryti, ką norėtum pamatyti? Lakers Kings dvikova, ar... Gal nėra man labai didelio skirtumo, bet gal Lakers Kings įdomiau. Senas rivalry. Senas Kalifornijos rivalry. Ir galų gale tada Lakersus... Aš tik labai nenoriu, kad Lakers laimėtų šitą taurę, nes aš žinau, kad tada LeBronas tai pavadins vienu svarbiausių ir sunkiausių iškovotų titulų savo karjeroje, prasidėjęs filmai, tekstai apie šitą... Tai faina, tai gerai, reikia kuo daugiau svorio tauriai suteikti, kad jinai kuo toliau to mums būtų įdomiau ją žiūrėti. Gal. Tai sirgs už LeBroną taip išeina? Ne, taip nesigaus, man. Už Sacramento Kings, už Domantą Sabonį, kuris... Vėl neįtin sėkmingai gal savaitę išgyvena, bet... Vėl savo nightmare matchupus. Turėjo, jo, tikrai. Aš šiek tiek apie tai pakalbėsiu, nes tai buvo praėjusios mano savaitės rungtynės, tai aš kai būsime toj rubrikoje, apie tai dar ir pablevizgusiu. Ok, keletas pastebėjimų iš šios savaitės, nebent tu dar turi Ryti... Viskas ramu. Markas Cubanas buvo pranešta, kad parduoda Dallaso Mavericks valdymą Amerikos kazino ten magnatų šeimynai. Aš kaip žinau, ten kažkokią dalį savo akcijų. Jisai parduoda savo dalį, jisai vis dar turės. Ten yra labai įdomiai struktūrizuotas sandoris, kai
Markas Cubanas kaip ir didžiąją dalį akcijų parduoda šitai Adelsonų šeimai, bet vis tiek jisai išlaiko šiek tiek savo dalies ir bus atsakingas vis tiek už krepšinio operacijas. Išliks. Taip pat ir išėjo iš Shark Tanko irgi Markas Cubanas, kam tai yra aktualu, bet tiesiog, kad du tokie... Prezidentus atsilaisvino laiko gal. Tai Marko Cubano tokie sprendimai. LeBronas Jamesas oficialiai praėjusią savaitę tapo daugiausiai minučių NBA lygoje sužaidusių atletų, kartu sudėjus atkrintamasis ir reguliario sezono minutes aplenkė be abejo Karimą Abdul-Jabbarą, kitą ilgamžį žaidėją. Buvo įdomiai pakomentavo Paulas Džordžas, šią savaitę Russellas Westbrookas eilinį sykį su kažkokiu fanu apsižodžiavo ir tada juos ten pradėjo skirti netgi komandos draugai ir Paulas Džordžas paskui lygtais ar savo podcast'ą ar po rungtynių sakė, kad niekur kitur tu negali, niekur kitur tavo darbe žmonės negali atvirai taip šitaip tavęs nekęsti ir negauti, kaip sakant, jokių pasiekmių nuo to nebūtų. Kurgi kitur gali ateiti į tavo darbą ir disrespektinti tave. Kas yra keistoka man mintis, nes jūsų darbo specifika yra truputį kitokia ir kai gauni milijonus baksų ir tavo darbas yra sportas, kuris yra emocijų kupinas reiškinys, kad tave ten apšaukė kas nors, nieko tokio blogo. Ir taip pat ta mintis, kad nieks į kitų žmonių darbus neateina ir nepradeda tų žmonių negerbti, skamba kiek keistai. Aš siūlau aptarnavimo sektoriuje dirbančių žmonių, padavėjų, kasininkų pasiklausti, kokių nors kontrolierių, savivaldybių darbuotojų ir visa kita, kaip jiems ten sekasi, kad visi juos labai labai gerbė tos darbuotojus. Tai... Jeigu Starbucks'o baristai mokėtų $15 milijonų į metus, aš gal gavęs ne tokią kavą, kokios užsisakiau, truputį griežtesnių to nukreipčiau. Tik čia klausyk, $15 milijonų. Max kontraktą su Starbucks'u pasirašėjai šiais metais. 3 metam su dar barista option, 4 metam. Tai padaryk man normalią tą kavą, kas tau yra. Bet dabar aš kai žinau, kad žmogus ten arė už minimumą ir užsakymai pasisukas viens po kito, jeigu jis man ten pamiršo pieno įpilt. Nedarysiu aš ten skandalą. Gali maloniai pasisakyti. Dabar jeigu Russellas Westbrookas prames iš po krepšio, gal ir šūktelėsiu, kad trash. Kai šitą, tai tiesiog. Jeigu tau taip skauda, nusivalyk ašaras su $. Nusivalyk su $. O Jėzau, apšaukė kažkoks šiuos mane iš tėvų. Negerbė mano darbo. Šiaip jūsų darbas šiuo metu yra 8-10 vakarų. Nevertas pagarbos, kad surinkta tokia. Nėra taip, kad labai gerai dirbat savo darbą kol kas. Keletas traumų naujiem tiesiog noriu prabėgti. Keeganas Murray yra iškritęs keletą rungtynių, tai čia dar reikia pastebėti, kad tas sugrįžimas prieš Warriors buvo be Keegano Murray, su Chrisu Duarte, startiniam penketą su Saša Vezenkovu į akis splešinančių tritaškius. Lamelo Ballas jau minėjau irgi, kad iškrito ir taip pat Gary Paytonas, man atrodo, tose pačiose rungtynėse su Sacramento Kings patyrė traumą. Šiąnakt per pertrauką, kai buvo tas žaidimas, kur Maikės šaudo iš patrankų, tai Maikės mėtė tiesiog. Jo buvo šiandien rungtynėse darbas toks. Įdarbintas vis tiek buvo, bet nežaidė. Okay. Gerai, savaitės rungtynių rubrika. Aš noriu kaip tik pakalbėti apie tas Sacramento Golden State rungtynės. Kaip tu ir sakei, Ryti dominavo šiaip pirmoje pusėje ir minėjau, net buvo -24 taškai vienu momentu. Trečiajame kėlinuke, nors su didesnė energija Sacramentas atėjo į antrą pusę, bet vis tiek nieko ypatingo jiems pasiekti nepavyko. -15 laikėsi beveik visą trečiąjį kėlinį irgi. Ir tik tais ketvirtam kėlinį kartu su, kaip ir minėjau, Sašas Vezenkovo pasplešinimu ir paskui ant pačio galo vaikiškomis Golden State Warriors klaidomis ir gera Maliko Manko bulvė pavyko šitos rungtynėse išlipti į priekį Sacramento Kings ekipai, kuriai reikėjo pralošti net didesnių negu 11 taškų skirtumų, arba dar geriau laimėti, ką ir padarė, kad laimėtų savo grupę NBA taurėje. Ir tik tais tiek, kad esu 75% tiklumu vertinant rungtynes, kurias verta pažiūrėti ir neverta pažiūrėti. Manau, kad šitas vien dėl pabaigos buvo verta, nors 40 minučių atrodė, kad šūdas, ne rungtynės. Jo, aš... Ir keista šiaip, keista aikštelė Sacramento taurės rungtynių, nes man jinai atrodė kaip Golden State aikštelė. Mėlyna auksinės spalvos. Bet
Ta atmosfera buvo tokia kaip playoffų jau praktiškai. Nu, rivalrys yra rivalrys. Labai juokinga buvo, kai kitą dieną žaidė back-to-back Kingsai ir žmonės gal patys ant pachmo atėjo, jau kitą dieną visiškai jokios energijos nebuvo iš tribūnų, jau buvo viena labiausiai mirusių atmosferų lygoje ir pralaimėjimas taip pat Clipperiam. Aš tik pabaigs, noriu dar paminėti, Senas Vangani kelis kartus sakė ir, tikrai labiausiai iš puolime, ypatingai iš vėžių išmušanti komanda Golden State'as, ko gero, yra Domantas Sabonį, turiu omeny išmušanti ir Stenas tiesiog kelis sykius pakartojo tą skaičių, kad per paskutinius 2 metus Domantas Sabonis prieš visą lygą 62% taiklumu atakuoja krepšį prieš Golden State Warriors, tai nesiekia net 50%. Sunku jam prieš Lūnį, kuris atsitraukęs ginasi, provokuoja mes, įvelia į tas abejonės Domantą. Lygiai taip pat sunku, ar net dar sunkiau jam buvo prie Zubasą. Labai prastos rungtynės susiklostė lietuviai. Ten gali sakyti, kažkiek gal ir nuovargį žais 2 dienas pailiui, bet ir Zubacas irgi su tuo savo lanko saugojimu ginasi atsitraukęs, uždėjo ir porą blokų Domantui, iš po krepšio neleido rinkti taškų. Tai, komandos, kurios galbūt turi tokį centrą, prieš Domantą Sabonį šiek tiek išryškina tos jo trūkumus. Bet bendrai paėmus, tai Warriors Kings šį sezoną įdomiai žaidžia. Buvo Klay Thompsono game winnerio rungtynės, kur prieš tai Sabonis nuo lentos irgi bulvė, kaip tu sakėjai, įmetė. Dabar Kingsai 1 taškų ištraukė. Tai daug dievė pateks į atkrintamasis. Prieš visai smagi. Aš buvau užsirinkęs rungtynės Clippers prieš Dallasą dėl Dončičiaus istorijos. Ir nepatėvavo. Kaip, ten įdomus dalykas tose rungtynėse buvo tas, kai Russellas Westbrookas 3 ar 4 kartus pailiui ataka po atakos tiesiog ėjo į Dončičių. Ėjo, atakavo, staugė, kad reikia jį atakuoti ir visai neblogai pavyko jam ir Clippers užtikrintai laimėjo, intrigos prasme tai tikrai nebuvo labai įdomios rungtynės. Tai jeigu reiktų įdėti lentyną, ar čia gerai pasiūliau ar ne, gal labiau nepataikiau. Manau, nesiekiam kol kas 50% taiklumo nesiekiam. Neskaičiuoju, aš labai subjektyvus šitas taiklumas. Tikrai taip, dėl to aš naudojuosi. Aš skundžiaus kitoj tinklalaidai apie subjektyvumą, kai auksiniam prote Tapinas dūrė temą. Miestas ar NBA žvaigždė? Kas yra žvaigždė tada? Tema, kur turėtų būti faktinė informacija, vienas arba kitas, tiesiog fakt. Taip. Dūrė temą visiškai subjektyvę, sako, tai čia kažkas iš top 50 NBA žaidėjų. Kieno top 50? Džamalas Mažburnas. Tai mes priėjom prie to, kai jis pasakė Richmondas. Ir bičias sakė, tai krepšininkas, sako, ne, čia miestas. Bet yra ir... Tai Miršas Richmondas yra 6 kartų NBA All-Staras, Hall of Fameris. Kas čia per chuinia, kaip pakelčiau? Ne, miestas Richmondas tikrai... Daug. Miršas Richmondas nėra Tapino top 50. Tapino top 50. Ten trečias pasireitingi. Andrius galbūt galėtų atsiųsti mums sąrašą. Kažkaip galvoju tokiam žaidimui, kuris ten intelektinį prisistato, neturėtų būti subjektyvių temų, aiškinamasi, kas eis į finalą, kas subjektyviai Tapinui yra labiau miestas, o kas labiau NBA žaidėjas. Ir dar man keista, kad šitoje vietoje pasimavo, paimti, kad Miršas Richmondas, kad nebuvo atseit. Tai pala, tai jis buvo, labai aiškiai buvo. Žinai, dar... Tai aš nežinau, ar jisai ten kažkokiose top-em yra ten ESPN-o. Net jo, iš kur jisai paėmė. Gal nėra, bet tai mes kalbam apie 6 kartų NBA All-Starą ir Hall of Famerį. Ir aš spėjau, klausimais neapibrėžė, kad mes čia įmam 70 NBA, 75-ųjų. Jis sakė, čia top-em žaidėjų. Kas tą top-em sudarė? Nėra oficialaus top-em NBA žaidėjų. Yra ten 7-5 legendų tas sąrašas ir klausimas ten gal ir yra tas Richmondas, aš dabar netikrinau, bet... Nemanau. Tiesiog sunervino mane labai. Suprantu. Įsiūti laikau, jau 2 savaitės praėjo, vis dar esu susinervinęs, Max. Suprantu, palaikau. Apie ką mes čia? Apie ką žiūrėjome, kaip sakėsi, praėjusią savaitę taip pat sakiau nežiūrėti Utah Jazz ir Memphis Grizzlies ir patikėkite, nežiūrėjau, bet įdomumo dėliai, pasitikrinu vis tiek aš visus rezultatus ir pasižiūrėjau play by play, tai 105-91 laimėjo Memphis ir visą antrą pusę beveik pirmavo 20 ir daugiau taškų, taip kad tikrai tragiškos rungtynės ir jeigu skipinote ir paklausėte manęs, pasielgite teisingai. Aš Detroito su Washingtonu siūliau nežiūrėti, tai nežiūrėjau. Kaip baigėsi, nežinai, nepažinau, kad laimėjo Detroitas. Turbūt laimėjo palauk, bet pasižiūrėsiu šiaip. Ne, Detroitas tikrai nelaimėjo, nes jie pralošė 16. Washingtonas laimėjo, ne? Jo. Washingtonas laimėjo 19. Aš nežiūrėjau rezultatą, atsiprašau. Ant tiek nesvarbu.
Ok, ir šią savaitę aš jau minėjau, siūlau žiūrėti NBA taurės rungtynės iš pirmadienio antradienį New Orleans Pelicans Sacramento Kings. Ir nežiūrėti trečiadienį, iš trečiadienio į ketvirtadienį, gruodžio 6 žais Memphis Grizzlies vyručiai ir Detroito Pistons. Dvi komandos, kurias kartu paėmus sunkiai į startinį penketą surinktų, man atrodo, NBA lygos šiuo metu. Aš kad nesikartočiau, tiesiog siūlau nežiūrėti gruodžio 7 Chicago's Bulls Charlotte's Hornets. Tikrai į Čikagą kol kas nėra daug priežasčių žiūrėti, į Charlotte yra daug priežasčių nežiūrėti. O ką siūlyčiau pasižiūrėti, kad kažkiek paįvairinimui, taip NBA taurė, aš pritariu, kad ko gero tai ir bus įdomiausia šią savaitę. Ir ypatingai Kingsai su Pelikanais, bet man visai smagu, kai tie du ilgi prancūzai susitinka, apsikeičia marškinėliais, fotkina, kalbu, aišku, apie Gobero ir Vembio susitikimus, du Eifelio bokštai, tai Minnesota žais namie su Sparsais. Minnesota, atsiprašau, nepaminėjau. Gruodžio 7 naktį. Atsiprašau. Traumų apžvalgoje Anthony Edwardsas yra iškritęs su sumuštu klubu. Aš labiau dėl tų dviejų aukšta ūgių didelių, kur Goberas prie Vembanjamos sugeba atrodyti mažiukas, kai jie viens prie kito atsistoja pilnų ūgių įsitiesę, tai pakankamai įspūdinga. Ok, mums liko dvi rubrikos ant suolo ir žiūrovų klausimai. Žiūrovų klausimai šią savaitę bus gal net ilgesni negu įprastai, nes turime praėjusią savaitę nespėjom, tai jums šitą duoklę atiduosime. Bet pradžioje be abejo ant suolo, Ryti, kviečiu tave pradėti rubriką. Aš taip ilgai galvojau ir sugalvojau, kad sodinu ant suolo Joelį Embiidą. Nėra absoliučiai jokių priežasčių, tiesiog seniai nesėdėjo ant suolo, atrodo pavargęs, tegul atsisėda truputį ir pailsi, daug žaidžia, nestraumuoja, tai gal metas sėsti ant suolo. Kalbant apie sėdančius ant suolo, pirmasis mano sodinimas yra Klejus Thompsonas, kuris šią savaitę žurnalisto klausė, o tai ką jūs norit, kad Steve'as Keras pasodintų mane ant suolo? Jeigu taip siūlytumėt, okei, bet man nerūpi, ką žmonės kalba. Man nerūpi, ką žmonės kalba. Visiškai man nerūpi, ką žmonės kalba ir jie gali kalbėti, ką nori. Daugmaž tiksli Klejaus Thompsono citata. Klejui Thompsonui, kaip žinia, nerūpi, ką žmonės kalba, nes visiems žmonėms, kuriems nerūpi, ką žmonės kalba, norisi 5 kartus tą pakartoti. Klejui Thompsonui tikrai ne. Šiaip yra, kažkaip išaugo, yra šioks toks hate watchas man jau žiūrint į Klejų Thompsoną, nes jisai vis dar vaikšto kaip NBA čempionas pats mandriausias, su mandramis, toksai va, jisai išsimeta trojicus, čia matys tik tais, nežinau kas, bet aš atsitraukiu nuo mikrofono. Ir žinai, jisai išsileidžia tą savo ir jisai jau nubeginėja tokiom rankutėm, o nesvarbu, kad kur jau čia, žinai, kur tiksliai įkrito, jisai mėgsta tai, bėgti, kai jam tiksliai įkrito. O iš tikrųjų, kad metimas trenkėsi į lanko priekį ir nedaliotas yra, tai Klejui Thompsonui yra nesvarbu. Ir vaikšto, aišku, nepatenkinęs. Urzgė šią savaitę buvo išėję ir, niekiek netikėta žinia, kad dėl neaiškaus kontraktinio statuso nepratestos sutarties jisai yra niurzglesnis negu įprastai ir tas matosi ir jo žaidime. Taip, tikrai matosi ir tiesiog yra nemalonu žiūrėti šiaip žaidėjai, kuris vienas ir ne tik dėl to klišumo paskutiniu metu, dėl kojų nebuvimo, bet šiaip sakiau, su kokiu attitude vaikšto jisai po aikštelę, tiesiog yra nemalonu ir mane sustiprina tai, kad šiaip vienas fainiausių žaidėjų. Dar visai stebina, kad jisai meta 36% taiklumų, tai paprastam žaidėjui tai visai būtų geras rodiklis. Jisai gal, kaip tik sakyčiau, šį sezoną daugiau parameta tų savo tokių fading mid-range'ų, vidutinio nuotolio metimų, jam va šitie labiausiai neina, nes jo bendras žaidimo taiklumas yra 40%. Šiandien, kai žaidė su Clipperiais, sugebėjo porą kartų užatakuoti lanką gan agresyviai. Taip į dešinę jį praleido ir jisai gerai užsibaigė. Visai neblogas rungtynės, tarp kitko, sužaidė su 22 taškais, bet irgi aš nesakau, kad jis jau yra visiškai pasiekęs tą tašką, kai žaidėjas negali susitaikyti su savo decline'u, kuris darosi vis akivaizdesnis, bet visi tie tokie susierzinimai, kai kažkas kažką pasako, pakritikuoja. Ir dažniausiai, jeigu žmogus sako, kad jam nerūpi, ką apie kiti kalba ir taip toliau, įtarčiau, kad jis greičiausiai grįžęs namie paklauso podcastų visokių, kur sako, is Klay Thompson washed. Aš dabar paklausysiu, ką čia šneka apie mane. Neabejoju, tai absurdiškai atrodo, skambėjo, kai jis tiesiog man nerūpi, akivaizdu, kad rūpi, jeigu nerūpėtų, čia tiek nepraleistum laiko šnekėdamas apie tai.
Tai liūdna. Visai suprantu šitą pasodinimą tavo. Šiaip sveikatos jam, duok dievė, bliksnio dar gero mėnesio, kai Klejus Thompsonas karštas, tai yra vienas smagesnių vaizdų krepšinyje. Tai šiaip tai to linkiu, bet taip, koksai jisai dabar vaikšto, kaip jisai šneka ir panašiai, tai man yra nemalonu žiūrėti. Russellas Westbrookas apie Kyrie Irvingą pasibroliavo šią savaitę taip pat, sakė, kad vasarą kartu dirbo ir gerbė viską, kas susijęs su Kyrie Irvingu ir kokios yra Kyrie Irvingo vertybės, tai yra abipusė pagarba ir už paramą, suportinimą, kaip sakant, sunkesniais momentais Russellas yra dėkingas Kyrie Irvingui. Priminsiu, kad tarp Kyrie Irvingo įsitikinimų, kuriuos taip gerbė Russellas Westbrookas, yra ir antisemitizmas, plokščia žemė, antivakserizmas, mokslo neigimas, nusileidimo ant mėnulio neigimas ir panašiai. Be abejo, visi turim teisę, kaip sakant, rinktis, bet aš renkuosi pasodinti ant suolo už tą. Tai ten edukuotas boosterių prisišaudęs leftistas, ką tu supranti. Už tai slenka plaukai. Štai plaukai slenka. Šiaip tai viskas šiaip yra okei, ta prasme, kad jie ten vienas kitą gerbė, vienas kitų ten draugauja. Be abejo, aš neabejoju, kad jisai tarp žmogiškiam santykyje yra gal normalus žmogus. Tikrai padėjo Russellas. Jo, taip, tikrai, neabejoju, kad Russellas yra bežinomas. Nėra, kad dabar pradėsi jis tai negerbti. Paklausi Dallase Jasono Kido ar komandos draugų, irgi sakys, kad gerbė. Aš galvoju, kad ten jiem problemų turbūt gal ir labai nekelia. Ir šiaip tai kažkur yra be abejo, labai daug turime įrodymų, labai daug NBA krepšininkų apie Kyrie Irvingą gerai atsiliepia. Aš tik tai turiu, bet aš turiu irgi pilną teisę įvertinti tokius tai tu gali gerbiu kaip žmogų, kaip draugą, žinai, ir panašiai. Tiesiog tone deaf pareiškimas, šiek tiek iš Russell Westbrook, kas irgi nėra netikėta. Aš man nenunešė stogo, kad jai pasakė, kad gerbė vienas kitą, bei krepšininkai, jeigu čia visi bičiuliausi, vis kitą. Bus uždukintas dabar komentaruose tiesiog. Jo, taip. Tai, bet yra kaip yra. Taip pat, dar turiu ką pasodinti ant suolo. Man atrodo, pakankamai rami savaitė, nieko tokio nebuvo. Esu pasirašęs, šitas grybas vis tiek save sugeba kažkaip į aukos poziciją pastatyti. Tai be abejo, aš kalbu apie Draymondo Greeną, kuris pareiškė šią savaitę, kad pirmiausia jisai nesigaili niekiek savo poelgio, kad Rudy Goberą prismaugė. Jis tiesiog čia gynė savo komandos draugus, kaip visą laiką. Reikėjo tikrai ginti 10-15 sekundžių tempiant Minnesota žaidėją, kuris nelabai ką blogo darė, tiksliau nedarė nieko blogo, puikiai gynyba. Ir dar jisai pareiškė, čia kalbėdamas apie tą įvykį, Draymondas Greenas, kad lyga aiškiai parodė, kad vis tiek, prieš man, aš nemoku išversti taip greitai, the league made it clear they're going to hold everything against me that I've done before. Ir ten, that's okay, I need to adjust where I see my fit, where my teammates see me fit, and bla 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 bla, panašiai. Žodžiu, turėdamas omeny, kad, kaip čia lyga aiškiai yra parodžiusi, kad jie mane baus stipriau negu kitus krepšininkus už mano praeities klaidas. Aš žinau tą jo tonelį, kuriuo jisai tai pasakė, man net nereikia klausyti, aš esu matę jo trenkus savo komandos draugui sezono pradžioje ten kažkokią pseudo dokumentiką 10 minučių išleidus, kur jisai kamerą šneka ten irgi verksmingų balsų, kaip jisai kažką suprato ir realiai yra tiesiog savigyros kupinas kažkoks 10 minučių video PR-nis. Tai čia irgi lygiai taip pat lyga parodė, kad aš būsiu baudžiamas, tarsi jisai yra auka. Žmogus, kuris, tiesiog užsiema destrukciją. Aš dar vieną pasodinimą norėčiau padaryti, tai Pat Bev pasodinsiu ant suolo. Ir galėjau irgi, bet jau buvau per daug. Jis buvo čia truputį pasisakęs neseniai, kad, žodžiu, kai žaidė už Chicago's Bulls praeisį sezoną ir ten atvarė Austinas Reevesas, prieš jį užpuolė ir ten rodė too small. Ir Pat Bev toks susinervinęs sako, tai kaip jie čia drįs atvažiuoja į mano miestą Čikagą, aš esu iš Čikagos ir jie mano mieste, man rodo, too small. Kaip jūs drįstate, ta prasme, dabar aš Lakeriam visą laiką keršysiu. Visų pirma, tu esi... Austinui Reevesui, ypatingai. Visų pirma, tu esi 3 taškų žaidėjas, kuris nieko negali užatakuoti vienas prieš vieną. Antra... Pirmą kartą girdžiu, kad tu iš Čikagos, niekas nežinojo, blet, kad tu iš Čikagos. Nesvarbu, kad tu iš Čikagos. Tu ne Michaelas Jordanas. Visi vieni kitiem rodo tą too small, bet būtent Patrickui Beverly Čikagui tai negalima, nes žiauriai supyks.
Kuo tu save laikai šią situaciją? Nu, akivaizdus kažkoks, bet čia ne pirmą kartą Patrickas Beverly rodo, kad yra truputį atitrūkęs nuo realybės, kai savo išėjimą su Minnesota į playoffus laikė aukščiau už Denverio titulą. Čia palaikau Patricką. Tarp kitko, nežinau, ar tu esi girdėjęs, tai aš dabar atsidaręs esu Patricko Beverly profilį. Jis yra Ukrainos lygos dėjimų konkurso laimėtojas. Dėjimų konkurso, ne? Dėjimų konkurso. Už ką palaisė žaidė Ukrainai? Dniepropetrovsko Dnipro. Laimėjo dėjimų konkursą. Petas yra... Tai turbūt, jeigu Dniepropetrovską žaistum prieš Petą Beverly, nebūtų galima rodyti. Čia mano miestas. Run this town. Aš čia laimėjau dėjimų konkursą. Kas namie. Ko labiau nelaukia, ar kai Petas Beverly pakeis Kenny the Jet Smith NBA TNT overtime, ar kaip Draymondas Greenas pakeis Charlesą Barkley? Aš mažai labai žiūriu, aš nėra taip, kad labai žiūriu tas laidas. Bet klipukus matai geros energijos. Trumpas tas iškarpas, ten Barklio Bayerius kažkokius. Ne, aš atsiprašau, aš paklausiu Bilę, kad pačiam pašnekai. Aš negaliu pakęst, kaip Draymondas Greenas šneka apie bet ką. Man yra, tiesiog mane baisiai bėsina jo mintis. Jo mintis, jo kalbėjimo maniera, susireikšminimo lygis ir tiesiog aš labai nelaukiu. Nes jis jau dabar yra pasirašęs. Aš galvoju, kad tie senukai dar kontraktus turi, dar pabūt prie to stalo. Nu, Barkley sakė, kad jisai nori, kad jisai 60 eina į pensiją, jam PM8. Jis gerą kontraktą ten pasirašęs. Gerą pasirašęs, gal persikalvos. Šiaip jį ten gerai suvaibinė. Kažkada, kai tos kompanijos neliks, manau, daug žmonių bus liūdesys ir paskui nostalgija, o kad juos pakeistų iš šio laikinių žaidėjų, jeigu taip rinktumėmės, tai greičiausiai nesirinktume būtent Draymondo Greeno. Tai jis pasirašė sutartį su jais jau yra. Aš suprantu, jis ten jau daro kontentą, lankosi studijose. Nu, dabar jau daro visi jau jie kontentą, bet... Nu, gal atsiskleis po karjeros kažkaip. Galbūt, gali būti tikrai, bet man... Tokio mandrumo. Okay. BetSafe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Švyturys ekstra - nealkoholinis. Gyvenimui su daugiau skonio. Žiūrovų klausimai. Ir šią savaitę žiūrovų klausimų rubriką pradedame nuo mano klausimo Ryčiui. Ryti nuo prasčiausios iki mažiausiai prastos sureitinguok šitas techninės. Kviečiu sureitinguoti jos ir mūsų žiūrovus YouTube komentaruose. Pirmoji. Įdėjau per galvą, pastaugiau ant to žaidėjo, ant kurio įdėjau techninę. Antras. Įdėjau per galvą, tiksliau ne per galvą, atsiprašau, tiesiog įdėjau ir pasikėliau rankomis smakrą virš lanko. Techninė. Trečia techninė. Padariau klaidą, teisėjas sušvilė ten pražangą puolime ar dar kažką ir susibėsnęs stipriau negu įprastai trenkiau kamuolį į žemę. Gavau techninę. Ketvirtas variantas. Nublokavau metimą ir pamojavau pirštu tam žaidėjui, kurio metimą nublokavau į veidą. Ir gavau techninę. Ir penktoji techninė įdėjau per galvą ir pasižiūrėjau į tą žaidėją, į kurį įdėjau per galvą. Okay, normaliausiai iš šitų man yra kamuolio metimas į grindis. Už šitą normaliausia. Normaliausia, nes dažnu atveju tai yra labai piktai metamas kamuolys, dar ir prie pat teisėjo. Ir man atrodo, kad tai normalu vertinti kaip šiokį tokį teisėjo autoriteto nepagarbos gestą. Okay. Ir aš galvoju, kad už tai normalu skirti techninį, nebent išskirtinis atvejis, kaip žaidėjas toli nubėgęs nuo teisėjo, numetė kamuolį. Arba būna, kur taip tiesiog saugrinai. Nu, jeigu saurinkas, tai tada absurdas, bet šiaip ir Europoje būtų techninė, jeigu tu ten susinervinęs numesi kamuolį į grindis ir nueisi. Man čia normaliausia. Suprantamiausia. Gerai, tada
Įdėjau pastaugiau ant žaidėjo, įdėjau pažiūrėjau, blokas pamojavau ir su smakru pasikėliau. Antroji vietoj, nes aš šiandien normaliausias ir absurdiškiausias. Antroji vietoj yra įdėjau ir apriekiau, todėl kad, jeigu tu reikia kažkam į veidą, tai galima palaikyti kaip tokią šiek tiek jau ribos peržengiančią provokaciją, nes niekam nėra malonu, kai tau staugia į veidą. Idėjai, tai idėjai, bet staugimas tikrai tas į veidą gali išprovokuoti muštynės ir įvairias reakcijas ir kaip prevencinė priemonė techninė man dar kažkiek yra suprantama. Vėl reikėtų atsižvelgti, kokio atstumu jisai reikia. Kokia situacija, jeigu ten jau visiškai man į nosį staugia, dar apspjaudė mane, tai žinai. Tai čia antra vieta. Trečia vieta. Kas liko? Įdėjau ir nužiūrėjau, pirštų pamojavau ir prisitraukiau virš lanko. Trečia vieta gal pirštų pamojavimas. Tai vis tiek yra veiksmas. Jeigu dar jo labiau gulinčiam žmogui pasilenksi prie veido ir pamojuosi, tai jau tikrai. Bet aš tai neduočiau techninės, man tai patinka. Mutombo, kai tai darė, visiems patikdavo. Nepatinka varžovai, bet čia jo problemos. Norisi vis tiek to tikro krepšinio pykčio sportinio. Bet sako, kad negalima provokuoti, tai mojuok maždaug pirštu atsisukęs, gal išvykui nublokavai, tai atsisuk kur nors tai tribūnas ir pamojuok tą pirštu. Ketvirtoji vietoje tada pagal absurdiškumą dedu įdėjo ir nužiūrėjo, nes nužiūrėjimas, tačiau labai pats jau interpretuoju, kad blogai pažiūrėjau, gal aš tiesiog pažiūrėjau į žmogų. Čia jau, koks tavo, aš jam nieko nesakiau, aš jam nieko nerodžiau, aš jį pažiūrėjau ir man techninė. Nužiūrėtas vaikas. Tai yra juokinga ir absurdiška, bet absurdiškiausia vis tiek man yra prisitraukia, aš suprantu, jeigu ten užlaiko ten kamuolį, duodi ten perspėjimą, ten delay of game ir taip toliau, o čia, nei stalanką sulaužys, nei ką. Tai... Čia buvo pasipylę šią savaitę NBA, tai aš galvoju, kad dar paprašysiu reitinguoti. Tai mano toks būtų reitingas. Ok, Rytim. Su laida susijusių žmonių klausimai ir aš juos užduosiu tau. Tomas Langvinis klausia mūsų, matyt, supainiojęs laidas, nes mes esame laida apie NBA, bet, Tomai galima atsakyti. Klausia, ką Sumneris duos Žalgiriui ir kodėl jisai iškrito iš NBA. Nemanau, kad mes pasakysime, kodėl jis iš NBA iškrito, bet tiesiog, gal iškrito, jis turėjo Achilo traumą, po kurios kaip ir atsigavo, bet... NBA lygoje yra daug tokių ribinių žaidėjų, tai su kontraktu, tai be kontrakto buvo Brukline, šiais metais buvo pasirašęs su Charlotte ten greit atkabino, iš principo gal NBA lyga vis tiek ieško gynėjų su geresniu metimu, prioritetas yra jiem ir pasižiūrėjus Sumnerį gal užsidėję raudonų vėliavų dėl jo buvusios traumos ir kol kas jis buvo be kontrakto, bet žaidėjas pakankamai jaunas, po savo to Achilo buvo grįžęs ir žaidė už Brukliną, kai žaidė pirmus 3 metus karjeros Indianoj, atrodė visai neblogas backup gynėjas, labiau gal toks įžaidėjas, bet galima vadinti turbūt kombo gynėjų, greitas, tikrai labai greitas, pakankamai atiduodantis savęs gynyboj, pastangas demonstruojantis, sakykim taip, ką jis duo Žalgiriui, man labai yra sunku pasakyti, žaidėjas Europoje niekada nežaidė, ateina į visiškai kitą kultūrą, kitą aplinką. Pirmas dalykas, kiek jis pats suvokė savo realybę ir supranta, į kur jis ateina. Jeigu jis ateina ir galvoja, kad aš čia pasirašiau su kažkokiais europiečiais, ateisiu ir nuo pirmos dienos būsiu MVP ir vesiu į titulus, tai reikės greitai susitaikyti su visai kita realybė. Jeigu jisai pasikalbėjo su Žalgirio žmonėms, su treneriais, klubo vadovais, suvokia, ko iš jo tikimasi ir ką jisai gali, galbūt bus visai neblogai. Aš jo laukčiau, kad jisai gali pagreitinti kažkiek Žalgirio žaidimą, kad jis gali gintis praktiškai per 3 pozicijas, kad jis padėtų kažkiek ir kūryboje. Gal tai nėra kažkoks mirtinas sniperis, bet iš statinės paties gali įmesti, mėgsta žaisti tą transition, greitą krepšinį. Manau, kad labai nelengva įeiti gynėjai, kuris nori kamuolio ir žaisti komandoje su Keenanu Evansu, kur viskas vis tik aplink jį jau yra sustatyta. Tu turėsi atėjęs išmokti Žalgirio derinių sistemą, iš ko jie žaidžia, visi tie pick and popai su Rolandu Šmitu, kaip greit reikia priimti sprendimus, kaip Europoje kitaip ateina pagalbos gynyboje nei NBA, tie visi dalykai. Aš galvoju, kad tai yra įdomus pasirašymas, nes tai yra žaidėjas su tie vadinami amerikiečių high risk, high reward, kur gal būtų labai prašausi stipriai,
bet galbūt labai pataikys ir čia bus atradęs naują Eurolygos Larkiną, Jamesą ar kažką kitą, kurie irgi kažkada buvo tokie vat, rizikingi pasirašymai iš NBA atkabintų žaidėjų. Tai, nu, kažkokie va, tokie būtų pasvarstymai. Aš galvoju, kad jam tikrai nebus lengva. Tikiuosi, kad jis turi tinkamą charakterį ir nusteikęs ir pasiruošęs yra. Kontraktas iki sezono pabaigos, tai manau, kad ir jam svarbu įrodyti per šitą laiką, kad galbūt kitą sezoną, jeigu labai gerai sužaistų, jeigu negrįžti NBA, tai Eurolygoje jau dideli klubai, ten $1 milijoną kontraktus galėtų siūlyti, tai motivacija, manau, bus pakankamai didelė žaidėjo. Ir Žalgiriui būtinai dabar jau reikia pastiprinimo, reikia kūnų, dar ir Arnas Butkevičius iškrito ir galimai labai rimtą traumą patyrė, tai ko gero... Ne, praleidau vakar pėdos trauma, kol kas dar nėra paskelbta, bet kalbama, kad gana rimta trauma. Tai tikrai dar bent vieno naujoko Žalgiriui reikės. Bet man sakau, įdomesnis toks pasirašymas, nei būtų ten Keviną Pangosą išsikrapštyti iš Milano. Kur, nu... Jasnai. Nu, jau, tipo, nu, tai jis nebus jau, nu, jis aiškus, pirmas dalykas, ritme nebuvęs porą metų, neturi kažkokių aukštų lubų, nu, geriausia atveju tu atgaivinsi ir turėsi 80% Pangoso, koks jis buvo, kai Žalgirį nuvedė Šaro laikais į Final Four, nu, tai tiesiog, man čia įdomu. Ir šitam, jeigu grinai apie Pangosą šnekant, tai Kaziui Maksvyčiui be abejo smagiau turėti žaidėją, kuris gali gintis, kaip tu ir minėjai, nuo 1 iki 3 čia tokio pozicijoje. Aš tikiuosi, kad jis gali. Nu, sunku dabar. Iš rankų ilgio atrodo, kad lygtais galėtų, o daugiau pamatysime. Jokūbas mūsų klausė, kas yra labiau tikėtina, ar Rudy Gobero tritaškis, ar Michaelo Porterio jaunesniojo trigubas dublis su rezultatyviais perdavimais. Negaliu neužduoti šitą klausimą, vis dėlto, kai yra panaudojamas laidos pavadinimas klausime. Noriu pasakyti, Ryti, kad Rudy Goberas yra per karjerą išmetęs 14 tritaškių, nepataikęs ne vieno. Tuo tarpu Michaelas Porteris jaunesnysis dar šią savaitę pelnė 30 taškų, atkovojo 10 kamuolių ir atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Bet per karjerą Michaelas Porteris jaunesnysis yra per 206 rungtynes atlikęs 229 rezultatyvius perdavimus. Šiek tiek daugiau nei po vieną per rungtynę. Jo, 1,1, praradęs 228 kamuolius, tai irgi šiek tiek daugiau negu. Michaelas Porteris yra kaip vienas reperis, yra pasakęs triple-double no assist. Ja, bet dėl to, bet Jokūbas sakė būtinai, kad triple-double assist. Nu, aš galvoju vis tiek Gobero tritaškį lengviau prognozuoti, lengviau tikėtis, nes jam reikia vieną pataikyti. Tai atsitiktinis visiškai metimas. Kaip šakas ten kažkas. Kevarius Heizas vakar pataikė. Pirmą karjeroje. Žalgirio karjeroje tai pirmą išmestą, vieną už Asvelio dar buvo metęs. Tai vienas iš 2 jo yra pataikymas Eurolygoje. Tai jeigu mes dar imtumėm, kad Gobero tritaškis tinka ir už rinktinę, tai dar padidėja tikimybės, kad kažkur kažkada jis išmes, ten baigiantis atakos laikui pataikys. Iš kampo mėto, iš kažkada bandęs buvo NBA. Nu, tiesiog tas jo metimas keistas, bet nu, vis tiek tai yra profesionalus krepšininkas, kuris aš nebejoju, kad apšilimo metu atsistojęs būna ir 10 išėlės įmeta. Tai, o kad Michaelas Porteris atliktų 10 asistų, tai pirmą jis žaidžia toj sistemui, kur iš jo dėl to, kad nelaukia asistų, jis ten labiau pats turi iš hendofo, iškart pasiėmęs greit atakuoti arba po perdavimo pats meta. Bet aišku, karjeroje turės dar 10 kokį metų žais bent jau, žinai. Bet jeigu, nu, per 10 metų, kas pirmiau prognozuotum, kad įvyks, ar Goberas mes tritaškį, nu jam 10 neliko, Gobero liko gal 5. Taip, nu. 6 gal. Nu jo, bet... Nu aš vis tik lieku prie prancūzo tritaškio. Aš buvau pasirašęs, kad Michaelo Porterio būtent įkvėptas, nes pasižiūrėjau, kad šią savaitę kaip tik jisai turėjo 5 asistų rungtynes, bet šiaip žaidžiant su Nikolai Jokičiumi, tai tikrai mažai šansų tą susirinkti. O Jokičius kitaip nei gali pasirodyti šio figūros, geležinis žmogus, rungtynių beveik nepraleidžia. Tai jo, ko gero, Rudy Gobero fuksinis tritaškis yra daugiau šansų. Osva mūsų klausė, kuris NBA krepšininkas LKL žemiausią komandą pakeltų iki top 4 lygio. Iki top 4. Tai klausimai labai taškai. Sako, kaip sako Osvaldas, tai jisai pas Osva pasivadinęs. Tai Šiaulius tarp lyderių pastatytų. Okay. Aš galvoju, aukšti galintis pataikyti ir pasiginti yra, tokie... Mums reikia iki top 4, tai reiškia taikyti kažkur tai į Lietkabelį. Žalgiris, Rytas, Vulsai, Lietkabelis yra 4 ir reiktų vieną iš tų aplenkti. Tai visas tas kitas, kad aplenkti atrodo ne taip jau neįmanoma ir vieną dar iš šitų. Aš vis dėlto imčiau
Keviną Durantą. Mes čia dažnai šitas renkėsi. Bet tai čia LKL lygių būtų neuždengiamas metimas, jokių nėra taktinių sprendimų, kaip apsigint nuo jo. Ir jisai žaistų vienas LKL rungtynės į savaitę. Tai galėtų žaisti 40 minučių be keitimo, realiai koks skirtumas. Prieš Nevėžį Durantas 40 minučių tikrai be keitimo prieš Igį Vaitkų galėtų sužaisti. Aš labiau Joelį Embiidą kokį imčiau. Neblogas variantas. Kur gali, žinai, net ir gynyboje taip jau lengva nebus, dar Europoje 3 sekundės sėdi, žinai. Matant, kaip tas atvažiavo į Gargždus, Nikas Fordas, atvarė kažkas bišas, ant pirštų galų vaikšto pradėjo dvikabus dublius versti. Tai Embiidas. Jo, gal net geresnis variantas. 30-20 vienas rungtynės, 40-20. Jam 5 taškai, 30 atkovotų kamuolių. 6 blokai. Šiauliai guldo visas komandas iš eilės. Vienam Graido ir Žalgirį aploštų ir Birutį per pusę sulaužyti. Mūsų praėjusią savaitę EcoPris 10. Kada atsimačiau, laikrai žinau puikiai. 6 minutės liko. 7 minutės. EcoPris mūsų klausia, kaip manote, kurie laimėtų top 5 amerikiečiai ar top 5 europiečiai? Aš tam pasitelkiau Andriaus Tapino top 50. Čia visų laikų. The Ringer. Ne, The Ringer top 50 šiuo metu top, net 50, 100 gal pas juos, bet iki tiek nedasikėsiam The Ringer rankingą, tai pasakysiu tau, kas čia gaunasi, įmant tos top 5. Top 5 amerikiečiai yra Stephas Curry, Jasonas Tatumas, Kevinas Durantas, Jimmy Butleris ir Devinas Bookeris. Ar nepatinka, nėra Anthony Edwardso? Bet va ten kol kas... Ok, bet aš imčiau Anthony Edwardsą. Čia dar yra klausimas, ar Embiidą užskaitome kaip amerikietį jau, nes tai reikia centro, gal užskaitykim, pasidarom kaip mums reikia. Tai tada jeigu rankingais tais vadovaujantis, kuriuos aš vadovausi, tai Devinas Bookeris yra išstumiamas ir tai lieka Embiidas, Jimmy Butleris, Kevinas Durantas, Jasonas Tatumas ir Stephas Curry, kas yra šiaip pas mane dar ideolokas. Jimmy Butler ir Anthony Edwards. Arba taip, kas yra ideolokas gan penketas iš esmės. Stiprus labai penketas, tikrai. Ir va iš europiečių gaunasi, kadangi jeigu žiūri tai va pagal rankingus, kad ir kaip nori žiūrėti, biški yra per daug persidengimo, kaip sakant, esminės pozicijoje, nes tai yra Jokičius, Janis Antetokounmpo, Luka Dončičius, Domantas Sabonis ir Lauri Markkanenas. Tai iš esmės turim 4 aukštus ir Luka. Turėtumėm to Markkaneno įstatymai 3 poziciją, kaip Clevelandai žaisdavo. Ir Domantai 4, atrodo taip neoptimalu kažkiek. Tai. Janis tada... Čia vardan balanso ten galima pasikeis nežinau, Bogdanovičių pasimti. Jį gali kažką bandyti ieškoti tokių, bet... Realiai tai aš gal labiau eičiau su amerikiečiais. Aš tai irgi, tai amerikiečiai tiesiog susidėlioja penketas kaip penketas, normalus krepšinio penketas susidėlioja su europiečiais. Aišku, žinai, čia Tūlas europietis sakys, bet mes ant IQ paimtume. bet vis dėlto taip, jeigu šitos penketus sustačius vienas prieš kitą, Team USA labiau vis tiek. Jo, aš irgi taip sakyčiau. EcoPris taip pat mūsų klausė klasikėlė Start Bench Cut. Viktoras Wembanyama, Chetas Holmgramas ar Tyrese Maxey? Geri pasirinkimai. Apsibrėžkim gal mes čia su šitų žaidėjų... Karjera į priekį. Ateitim, karjera į priekį. Karjera į priekį. Tai tada tenka cutint man Tyrese Maxey. Aš galvoju, jis ir bus panašaus kalibro žaidėjas, koks dabar yra, pridėjęs kažkiek dalykų, pagerinęs dar labiau sprendimų priėmimą su patirtim, dar brandesnis, bet mes jau matom dabar jo turbūt beveik pikinę versiją, o čia tas Holmgrenas ir Viktoras Wembanyama ir realiai labai aukštos jų lubos, nes pas jos naje tikrai labai aukštos lubos ir krepšinio prasme jų lubos dar labai aukštai. Tai va, iš tų dviejų reikia apsispręsti, aš vis dėlto startuosiu su prancūzu, bet pripažindamas, kad kol kas šį sezoną Chetas yra stabilesnis ir solidesnis ir nuo suolo kelsiu Chetą Holmgreną. Idealiai, lygiai taip patys būtų mano argumentai su lygiai tom pačiom išlygomis, tai neturiu ko pridurti. Povlas mums siunčia tą pačią užduotį, tik šį kartą sako LeBronas Jamesas, Kobe Bryantas ir Michaelas Jordanas. Tai pagal savo širdį aš galiu pasakyti, kad Kobe Bryantas yra startinamas, Michaelas Jordanas yra keliamas nuo suolo ir LeBronas Jamesas yra išimtas iš rotacijos. Bet čia yra pagal širdies tiesiog mėgstamumą. Aš atsisveikinu su Kobe.
niekada nebuvo mano mėgstamas žaidėjas, niekada neneigiau jo vos ne to tobulumo kaip krepšininkui, ypač jo žiūrint į tą antrą karjeros pusę, kai labiau subrendo, bet atkabinu Kobe, startuoju su MJ, nuo suolo keliu LeBroną, bet aš esu mėgėjęs kažkiek ir pripažinti to naratyvo, kad lyginant ten eros skirtingos panašiai, bet ką žaidėjas gali bendrai paėmus krepšinio aikštėje, tai LeBronas Jamesas gal ir daugiau net gali nei Michaelas Jordanas, bet MJ vis tiek kultinė figūra, vienu metu buvo tiesiog krepšinio sinonimas, man atrodo, LeBronas tokio kultūrinio fenomeno aplink save nesukūrė kaip MJ ar netgi tas pats Kobe. Laikai kiti, sunkiau ir sukurti. Kita vertus, jisai trijų erų žaidėjas. Bet jau ten, žinai, kaip prasidėjo, kaip žinai, aš nenoriu leisti didelės detalės, bet... Aš iš krepšinio pusės vis tiek, startuoju su MJ Killeris, tas mentalitetas, viską, Kobe irgi mentaliteto prasmerčiau, bet LeBronas man bus kūrėjas ir viskas. O kiti žaidėjai mano komandai bus Steve'as Keras, Danny Ainge'as, Erikas Snow. Žinantys savo vietą. Šitų buvusių LeBrono ir Jordano komandos draugus galvoju tokius, kur jiem tik stovėti reikdavo. Danny Ainge'as gal nežaidė su jais? Danny Ainge'as Boston žaidė, jo. Paxsonas, aš supainiau. Jonas Paxsonas, Steve'as Keras, Erikas Snow, Horace'as Grantas, Bobby Gibsonas, Ira Newblas, Sasha Pavlovič, Donelis Marshallas, Sasha Pavlovič geras minutės, Lukas Longley ir Andersonas Varežavo. Ok, pabaigai. Taškant iš tie klausimai. Motiejus klausė, ar Žalgiris žais Eurolygos finale su Joeliu Embiidu komandoje? Galėtų tai kesintis. Pasiapgreidinkime vidurio puolėjo poziciją iš Biro į Embiidą, pavyzdžiui. Iš Biro. Arba Birą pasiliekam trečių centrų tiesiog. Tai, manau, kad tai būtų didžiulė dominuojanti jėga, Eurolygos MVP ir finalo ketvirtas būtų įmanomas. Nes aš, kaip jis uždengtų tą baudos aikštelę, neturėdamas 3 sekundžių jokio pribojimo, kokio ten pick and roll organizuosi prieš jį, atakuojant to puolime, tai, svarbu, kad prisitaikytų, kad neprisirinkinėtų baudų puolime, bet realiai tai, pamatysim Paryžiaus matyti ir olimpinėse žaidynėse, tik tiek, kad kai žais su Lebronu, Durantu ir Kariu, gal nereiks jam tiek dominuoti ir pačiam viskas spręsti. Tai... Atsiprašau, dar pačiai pabaigai, visą aš pamirštu, kaip tartis Šaltenis, klausia, kada mūsų žadėtas 1-1. Jau greitai. Kai sniegas ištirps. Jau greitai. Kai atšils. Pabiškimės. Man rytoj žurnalistų turnyras. Man rytoj žurnalistų turnyras, mes ginsim titulą. Mane tarp kitko kvietė dalyvauti, bet sakau, vyrai, gal galima ne nuo 8 ryto šeštadienį pradėti žaisti. Čia absurdas. Tikrai absurdas, sakau. Šiaip aš nugarą ir nežaidęs 100 metų, tai aš ten labai ne kažką, bet mane kvietė su LRT komanda dalyvauti. Tai gal kitais metais, bet aš 8 ryto važiuoti į NBA dar šeškus į NBA aikštelę, aš sakau, vyrai, ne. Nenormalu to. Kaip tau rytai, tai tu būsi iš viso... Aš iš lovos pakilsiu ir važiuosiu, ką žinau. Pažiūrėjęs. Tai pas mus Žilva yra komandai, jisai gaut. Ten jisai gaut. Visiškas gaut. Bliam, gal reikia, dabar jau per vėl man sudalyvauti, aš būčiau žinojęs, kad tu dalyvauji. 10 bent. Ne, tai aš nežinau, ten kažkaip užsiregistruoti. BetSafe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Švyturys ekstra nealkoholinis. Gyvenimui su daugiau skonio.